Ar žinome, kad šis itin gražios spalvos supermaistas spirulina NASA nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos buvo pasiūlytas kaip maistas kosmonautams? Kodėl? Gražus sudėtim, itin palankus sveikatai, lengvai užauginamas ir sąlyginai pigus. Praeito amžiaus 74 metais NASA simpoziumuose spirulina buvo minima kaip perspektyvus maistinis mikrodumblis tolimoms kosmonautų misijoms, ilgoms kelionėms į Marsą, pavyzdžiui. Prieš rimtą pokalbį aš labai prašau prenumeruoti mano YouTube kanalą. Mano visos paskaitos yra nemokamai. Ir prenumerata to pačiu yra nemokama, o jūsų patiktukai ir pasidalinimai, jeigu manote, kad mano įrašai yra to verti, tai žinios tai yra to vertos, tai prisidės prie sklaidos, informacijos sklaidos. Jūsų nuomonė man svarbi, patirtys, pasiūlymai kitoms paskaitoms, nuomonių pasidalinimai padeda augti. Taigi, spirulina yra mėlynai žalios spalvos dumblis, kuriame yra visokių ten mineralų, baltymų, antioksidantų, vitaminų. Turi savo giliai įbrendančią istoriją į praeitį. Tai 14-15 amžiuje actekai rinko ir džiovino dumblius ir jie vadino, taip, nežinau, ir labai patraukliai akmens mėšlu, kadangi džiovindavo ant akmenų, bet šitas maistas jiems padėjo išgyventi nepriteklių nederliaus metais. Ir tokia Kanembų gentis prie Čado ežero Afrikoje įvertina spiruliną iki dabar ir tyrinėjančios vietovės ekosistemą 19 amžiuje šis dumblis ir įgavo spirulinos pavadinimą. Ir vėliau 20 amžiuje apie vidurį buvo pradėtas auginti pramoniniu būdu, tai Prancūzijoje ir JAV. Taigi, spirulina, ji naudojama kaip maisto priedas, maisto papildas. Bet tam, kad aš kaip gydytoja patikėčiau jos puikiomis savybėmis ir pagalba mūsų sveikatai, man reikia įrodymų. Ir aš paieškojau informacijos apie spiruliną PubMed, tai yra internetinė, tai yra virtuali mokslinė biblioteka ir joje radau 3,5 tūkstančio įvairiausių mokslinių tyrimų. Tikrai aš neapkrausiu jūsų juos visus cituodama, bet esmę pasidalinsiu. Man svarbu, kad spirulina yra B grupės vitaminų, kurių mums dažnai trūksta. Tai yra tiaminas B1, tai yra riboflavinas B2, tai yra niacinas B3, varis šalia visko, geležis, magnis, kurio mums trūksta apie magnį mano paskaita yra. Ir tai moksliškai pagrįstos išvados yra tokios, kad spirulina slopina uždegiminius procesus. Ir tais uždegiminiais procesais yra susiję 90% ligų, apie tai mano paskaitos yra viena iš jų, tiksinti bomba lėtinis sisteminis uždegimas. Ir saugo ląstelių membranas, juose esančius riebalus nuo oksidacinės pažaidos. Ir žinoma, vien tik tai spirulina nuo to neapsaugo, derinį su omega-3, šita sąveika yra nuostabi. Ir omega-3, žinoma, turi būti jūrinės kilmės ir ne bet kokios sudėties, idealu, jeigu yra ilgam apsaugantis ingredientas polifenoliai nuo oksidacinės omega-3 pažaidos. Ir kas yra labai svarbu, kad apsaugo skeleto raumenis nuo fizinio krūvio metu sukelto oksidacinio streso, kad spirulinoje yra baltymai, kurie padeda auginti riebalų masę ir kad tie baltymai, jie sudaro nuo 65 iki 70%
kiekio. Ir 100 gramų spirulinos sauso yra daugiau baltymų negu jautienoje. Ir kad kartu esantis vitaminas K palaiko skeleto sveikatą, todėl yra puikus priedas apskritai raumenų gerbuviui. Na ir apie spirulinės baltymą norėčiau atskirai pakalbėti, todėl kad spirulino yra visos pagrindinės nepakeičiamas 9 amino rūgštys. Ir kad 100 gramų džiovintos spirulinos yra nuo 57 iki 70 gramų baltymų, tuo tarpu jautiena turi 26-28 gramus, na dar plus riebalus, vištos krūtinėlė apie 31 gramą, troškinta lašišos, jūrinės lašišos filė, ne prūduose augintos 27 gramus, kiaušinis apie 12 gramų, o štai lęšiai 25 gramus palyginimui. Spirulina dėl savo sudėties saugo DNR nuo oksidacinės pažaidos. DNR duoda parėdimus, kaip duoda komandą ar kryptį, nurodo, kaip anksčiau partija nurodyta visiems, kaip gyventi, tai kaip kiekviena ląstelė funkcionuoti, kuria kryptim dalintis. Taigi, jeigu šitą instrukciją nukenčia, tai tada aišku, kad tiesiog saviveikla organizme, kuri labai nepalanki sveikatai ir gyvybei mūsų. Na ir yra toks antioksidantas fikocianinas, kuris ir priduoda tą mėlyną spalvą, tai yra dažas. Jis saugo, ypač saugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir laisvų radikalų poveikio, neigiamo sveikato poveikio. Ir aš, kai kalbėsiu toliau, aš galbūt atskirai apie šitą antioksidantą nekalbėsiu, bet jis tikrai groja vienu iš pirmųjų smuikų, vaidinant, darant spirulinę įtaką mūsų sveikatai. Na ir atlieka imunoprotektinį, reiškia imunitetą stiprinantį poveikį, dėl to, kad spirulina didina baltųjų kraujo kūnelių ir antikūnų gamybą, bei kad mažina citokinų kiekį. Apie juos turbūt girdėjome COVID laikais. Tos citokinų audros, kurios labai nepalankiai veikia sveikatai, ko bijome mes gydytojai. Na ir dar imuniteto stiprinimui talkina vitaminų ir mineralų gausa. Spirulina padeda mažinant blogojo cholesterolio MTL ir trigliceridų kiekį ir gerina gerojo DTL kiekį. Apie tai, kaip vertinti savo lipidogramą, yra mano paskaitos, vienoje jų geras ir blogasis cholesterolis, aš miniu, kaip pasiskaičiuoti santykį lipidogramai, prognostiškai labai tokį tikslų, taiklų santykį dėl širdies kraujagyslių ligų. Ir kad dar svarbu, kad spirulina padeda pasigaminti azoto oksidui, kurio dėka kraujagyslių spindis prasiplečia, esant padintam kraujospūdžiui, ir tokiu būdu organizmas pats susireguliuoja spaudimą. Žinoma, jeigu arterijų sienelės impregnuotos tomis aterosklerotinėmis plokštelėmis dėl lėtinio sisteminio uždegimo ir to blogo cholesterolio pertekliaus, tai tuomet žmonėms reikia cheminių vaistų, kurio spaudimą reguliuotų. Na ir šiek tiek mažina kraujo krešumą, tai dėl to padeda išvengti krešulio rizikos, kraujo krešulio rizikos. Į spirulinos poveikį cukrui kraujyje, aiškiai, buvo įtraukta 14 tyrimų, atlikta metaanalizė ir buvo tirti 510 metabolinį sindromą turinčių žmonių. Metabolinis sindromas reiškia perteklinis svoris, padidintas spaudimas, cukrus ir cholesterolis. Taigi,
vienareikšmiškai vartojant spiruliną sumažėjo cukraus, cholesterolio, insulino kiekis. Apie atsparumą insulinui ilgai trukus kalbėsimės, tai yra daug kam aktuali tema. Ir gerina smegenų kraujotaką ir sveikatą. Kodėl ir kaip tai pasireiškia, kad sumažėja protinis nuovargis, nes ir apsaugo smegenų kraujagyslų sienelės, tą endotelį, vidinį sluoksnį nuo oksidacinės pažaidos, reiškia, jeigu jame yra oksidacinė pažaida, visos sąlygos lipti cholesterolį, dėl ko tas lėtinis sisteminis uždegimas toks yra pavojingas mums. Na ir taip pat prisideda reguliuojant smegenų tą vidinį slėgį, kad turi neurodegeneracinės prevencijos savybės, tai reiškia padeda išvengti tų visų su neurodegeneracinė susijusių tų baisių lygų, man tai baisių lygų. Demencija, Alzheimeris, Parkinsono lygos ir kitos. Na ir netinkamai maitinamiems vaikams, o tokių dėja dauguma, pagerina motorinius, kalbos, pažinimo įgūdžius. Žinoma, kad gausus B grupės vitamino būrys prie šios pagalbos prisideda. Na, spirulinoje yra randamas omega-3 rūgštys, riebalų rūgštys, tačiau jos yra dažniausiai augalinės kilmės. Randama, tai yra alfa-linoleno rūgštis, nedėlis kiekiais gali būti EPR, tokia svarbi jūrinės kilmės omega-3, bet DHR, kuri ypatingai svarbi smegenų sveikatai, spirulinoje nėra. Tačiau mano naudojama spirulino sudėty yra labai retai randama tokia gamma-linoleno rūgštis. Ji turi ypatingai svarbų vaidmenį sintetinant priešuždegiminius metabolitus. Ir šita nepakeičiama riebalų rūgštis randama tik motinos piene ir kai kuriuose aliejuose. Na ir spirulinos antioksidantų priešuždegiminis poveikis gali padėti nuo alergijos, ir kurią sukelia nesvarbu kas. Ar dulkės, gyvūnų plaukai, žiedadulkės. Ir buvo atliktas toks išsamus tyrimas, kuomet aiškiai pastebėta, kad vartojantiems spiruliną alergiškiams žmonėms ženkliai sumažėjo sloga, čiaudulys, niežulys. Akių sveikatai spirulino labai talkina dėl joje esančio zeksantino ir kartu su beta-karotenu, tai yra vitamino A pirmtaku. Ir beje, šito beta-karoteno spirulino yra 10 kartų daugiau negu morkose. Taigi, šitas derinys padeda apsaugoti akis nuo šviesos, nuo saulės, nuo ultravioletinės spinduliuotės, nuo iš ekranų sklindančios spinduliuotės poveikio ir lėtina tinklainės senėjimą ir aišku, kad stiprina regėjimą, ypač amžiniams pokyčiams esant. Ir kad zeksantinas kaupiasi akies tinklainėje, o jie atsakinga už centrinį regėjimą. Ir jinai veikia kaip natūralus filtras, saugantis akis nuo mano minėtos pažaidos. Ir dar svarbus poveikis, tausojantis poveikis geltonai dėmiai, kurios nykimas, ta amžinė geltonosios dėmės degeneracija priveda prie aklumo. Vyresniems žmonėms neaktualu. Na ir dar antioksidantai, kurie yra spirulino, gerina kontrasto suvokimą. Minėtas zeksantinas, jis padeda burnos ertmės sveikatai. Viena, kad gerina burnos gleivinės sveikatą, o ji nukenčia, kai yra gingivitas arba parodontozė, dėl ko prarandami dantys ilgainiui, kai yra dantenų kraujavimas, nes burnos ertmė nuolatos yra veikiama įvairių besidauginančių
mikroorganizmų, ten bakterijų, yra veikiama įvairiausių skonių maiste, yra veikiama abrazyviai, vis krokėto maisto. Na ir taip pat padeda dėl to, kad dezinfekuojančiai veikia burnos gleivinę, padeda išvengti danties ėduonies riziką. Reiškia, mažina ėduonies riziką. Na ir taip pat mažina dantenų kraujavimą. O apetito kontroliai spirulina irgi padeda. Viena, kad turi centrinį poveikį per smegenis, antras poveikis yra, kad esantys baltymai priduoda sotumo jausmą, aišku, kad to pačiu mažina alkio jausmą. Na ir kad buvo atliktas tyrimas besimaitinantiems mažai kaloringų maistų ir vieniems buvo duota spirulina, kitiems ne, ir tiems, kuriems buvo duota spirulina, jie greičiau metė svorį ir, kas yra labai svarbu, jiems sumažėjo vidiniai riebalai. Jeigu mes sakom, gyvenam kaip inkstas taukuose, tai nereiškia, kad sveikatą žada kepenų suriebėjimas, pavyzdžiui, jokių būdų širdies apriebėjimas, jokių būdų ne. Taigi, tie vidiniai apriebėjimai mažėja. Veganams, vegetarams begaliniai svarbus spirulinos poveikis yra dėl geležies. Kaip geležies šaltinis, vienas poveikis, antras poveikis yra, radau ne vieną tokį parašymą, tokį pasidalinimą, kad spirulina ir padeda įsisavinti geležį. Taigi, visiems turintiems geležies stokos deficitą, geležies stokos anemiją, mažakraujystę, spirulina yra draugė. 100 gramų spirulinos yra apie 28-30 gramų, kartais ir daugiau, 34 gramai geležies, tai yra daugiau negu tiek pat gramų jautienos. Ir kas yra labai svarbu, kad jinai biologiškai lengvai prieinama, biologiškai įsisavinama, tik tai palanku vartot ir vitaminą C papildomai, kuris gerina geležies įsisavinimą. Ir tyrimas parodė, kad moterims, kurios vartojo, mažakraujėms moterims, kuriams buvo nustatytas geležies stygius ir kurios vartojo geležį, per kelias savaitės kraujo rodikliai ženkliai pagerėjo. O ką reiškia, jeigu raudonas kraujas stipriai, reiškia daugiau hemoglobino, kuris jungiasi su deguoniam, jį perneša, o tai reiškia, kad daugiau gyvybinės energijos, mąstymo procesai ir visi kiti pagerėja. Gali gerinti spirulina žarnyno sveikatą. Jinai pati nėra kaip probiotikas. Probiotikas reiškia, ji neturi gerųjų bakterijų, bet ypač kūnui senstant, nusidėvint nuo taršos, nuo organizmo taršos, nuo tų visų cheminių priedų, nuo cheminių vaistų, spirulina palankiai veikia organizmą dėl kelių priežasčių. Viena jų, kad spirulina skatina naudingų gerųjų bakterijų, tokių kaip Lactobacillus bifido bakterijų dauginimas ir to pačiu slopina ligas sukeliančių daug gram neigiamų bakterijų kaip Escherichia coli arba Candida grybelinės floros, Candida albicans dauginimasi. Na ir sudėty tas esantis fikocianidas padeda slopinti uždegiminius procesus organizme. Tai ypač palanku sergant, pavyzdžiui, Krono liga arba opiniu nespecifiniu kolitu arba šiaip uždegiminėmis ligomis. Ir spirulina gerina žarnyno sienelės barjerinę funkciją, tai reiškia talkina esant žarnyno pralaidumui. Pralaidų žarnynas daugybės ligų priežastis, kenkia sveikatą, apie tai mano paskaitai yra šiaip jau. Na ir dėl lengvai virškinamų baltymo, dėl skaidulų padeda atidirbto turinio evakuacija, reiškia mažina vidurio užkietėjimą, palengvina žarnyno darbą ir mažina dujų kaupimąsi. Ir odą gražina. Man kaip moteriai tai svarbu ir nemanau, kad
Nemanau, kad to nenori daugybė mano klausytojų. Ir keleriopai odą gražina. Viena, kad neutralizuoja laisvuosius radikalus, kurie sukelia odos senėjimą, tuo pačiu raukšlėjimąsi. Ir kad sudėtyje esanti fikocininas, beta-karotenas ir vitaminai tokie kaip E, pavyzdžiui, C, padeda mažinti oksidacinį stresą ir kad slopina uždegiminius procesus odoje. Tai reiškia ypač palanku, kada žmonės turi bet kokio dermatito, tai odos uždegimo problemą. Tai gali būti žvynelinė, tai gali būti atopinis, tai dermatitas, tai gali būti egzema, gali būti aknė tiesiog. Na ir gerina dėl to priešuždegiminio poveikio žaizdų gijimą, mažina randus, polisacharidai, kurie yra spirulinoje, prilaiko drėgmę. Na ir skatino tokių ceramidų, tokių odai svarbių riebalų sintezę. Na ir gerina odos barjero vientisumą, ten amino rūgščių kompleksai, pavyzdžiui, glicinas, prolinas yra labai svarbus kolageno sintezė. Kita vertus, jeigu mes nuimam uždegiminį procesą, mažinam jį, tai tada odoje neardamas elastinas ir kolagenas, kuris jungia ląsteles į vientisą funkcionalų darinį. Na, o vėlgi čia omega-3 labai talkina, tam irgi chlorofilas ir karotenoidai švelniai drėkina, suteikia odai švytėjimą, mažina tamsių dėmių atsiradimą, skaistina odą, kaip jau sakiau, irgi, žodžiu, atjaunina. Ir besilaukiančioms mamytėms, būsimoms mamytėms ir maitinančioms mamytėms ypač svarbu turėti organizme pakankamą geležies kiekį, juolab, kad ypač besilaukiančioms jos poreikis tolydžio kasdien tik didėja. Ir kadangi yra ir folio rūgštis spirulinoje, dar plus kiti vitaminai, tai mano minėta geležies gausa būtų puikus maisto papildas. Tačiau, žinoma, visada pravartu pasitarti su prižiūrinčiu gydančiu gydytoju, juolab jeigu yra autoimuninės ligos. Rekomenduojama paros dozė iki 8 gramų spirulinos dienai. Tai šiek tiek daugiau negu 2 arbatiniai šaukšteliai. Na ir taip vartojama spirulina paprastai nesukelia pašalinio poveikio. Dabar minėjau, kad yra įvairių spirulinos rūšių. Aš, pavyzdžiui, vartoju Maxima rūšį, kuri ji labai lepi dėl auginimo sąlygų, ką reiškia praktiškai, kad ji neauga užterštuose vandenyse. O tai yra labai svarbu, kadangi gamtos tarša dėja yra, neginčytina turbūt, nediskutuojama. Ir kad galima tarša, jeigu spirulina augtų bet kokiuose vandenyse, tai sunkiaisiais metalais kaip arseno, švino, kadmio, pavyzdžiui. Lygiai taip pat, kad gali būti spirulina užteršta kitais cianobakterijų tipais, kurie gamina nervinį audinį, kepenis pažeidžiančius toksinus. Taip pat galima bakterinė tarša, pavyzdžiui, tokiais ligų sukėlėjais kaip Escherichia coli, kaip salmonella, net Clostridium botulinum galima rasti kai kada spirulinoje. Na ir pesticidų likučiai ir kiti žemės ūkyje vartojami chemikalai iš dirvos taip pat gali patekti į vandenis ir žinoma, tuo pačiu į spirulinos sudėtį. Labai reta spirulinos tarša radioaktyviomis medžiagomis. Taigi,
tiesiog tikrinkime kokybę, na, bet kur augintos, tose šalyse, kur, na, nekontroliuojama spirulinos auginimas, pigus auginimas, nemanau, kad verta iš ten pirkti. Nes aš žinau, kas tyrė spirulinos sudėtį savarankiškai, tai rasta labai baisių priedų. Dažnai. Taigi, išvada kokia? Spirulina labai vertas dėmesio maisto papildas, maisto priedas, ir tai yra ateities maistas, tai yra lengvai užauginamas, pigiai užauginamas palyginus ir tvarus tuo pačiu, ir kad sveikai sotus, tiesiog vegetarams, veganams, mano galva, tai turėtų būti kasdienio vartojimo tiesiog produktas. Ir sveikatos jums visiems, saulytės širdį. Esu jums ir su jumis.